rytas. Kaip negalvoju. Neblogai. Aš irgi visai negalvojau. Galvojau, kad bus šalčiau, bet kažkaip visai normaliai buvo šaltesnių naktų. Vėjas yra karklėlis. Vėjas nemažas. Čia yra upė, ne upė, toks ežeriukas, bet atrodo, kad būtų jūra, bangos daugias į tos akmenis krantose. Jaučiasi, kad vėjas karklėlis. O dabar pasišildysim dar. Į kokoną. Kas šiandien pusryčių meniu? Dar nesam ragavę. Kažkoks... Padėgas čia bus. Kažkoks su cinamonu. Šiandien bus vėjuota. Gal šiek tiek pozityvų. Pozityvas, kad kelintą šiandieną. Šiandien yra 7 mūsų kelionės diena. Va čia pozityvas, kad jau daug nukeliavom visai. 7 dienų. Dar, ne, šiandien 7, tai Ai, 7. Tai vis tiek užskaitom šiandien dieną. Nes jau atsikėlėm jau. Na, sunkiausias jau darbas padarytas ir sunkiausia yra atsikelti. Žiūri šalta. Kas čia vyksta? Kraunamės lagaminus. Išvykstame. Atrodo, biškį sušalęs. Ne, pasiruošėm. Nes šiandien laukia vėjas mūsų 17 km per valandą. Nežinau, ar čia didelis. Bet jaučiu, kad nemažas. Vienoje programėlėje rašė 37 km per valandą. Tai ten gal gūsiai vėjo didžiausi kažkada. Gal gali įvaryti gūselių, tokių mums turėtų nupūsti mus nuo kelio. Tai reikės šiandien neįsibėgėti per stipriai. Jo, visą dieną praneša tokį labai didelį vėją ir iš tikrųjų ir yra labai didelis vėjas. Čia yra tiesiog ežeras, o atrodo kaip jūra. Atrodo, kad kaip jūra banguoja. Ir kas svarbiausia, mums reikia važiuoti į tą pusę, iš kurios pučia vėjas. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Kraunamės daiktus, dabar yra 8 valanda, tuo išvažiuosim. Už 10 minučių išvažiuosim. Pasiruošėme ir iškeliaujame. Vėjas didelis. Arklinis.
Ką žiūrite? Žiūriu, kad neužkristų ant galvos. Kas čia vyksta? Sustojom pavalgyti. Gal vėjas nurims, kai pavalgysim. Nes dabar tai bele koks. 17 km per valandą vėjas. Tai ir važiuojam grinai prieš vėją. Tai labai sunku paminti. Jo, jeigu ne prieš vėją, tai tada šoninis vėjas ir irgi labai sunku yra minti, kai yra šoninis vėjas. Nes nešioja, baisu, kad nuversti gali. Bet vis tiek turim nemažai nuvažiavę jau palyginus tikrai. Jo. 70 km. Jo. O dar turim kiek laiko? Dabar yra beveik 3 arba 3 jau. Dar 5 valandas kokias turim. Turim dar 5 valandas, dar turėtumėm 30-40 kokį numinti, bet reikia labai stipriai daug dirbti su kojom. Daromės, keičiamės vandenuką, išgersim kavos, pasidarysim tactical footpacką. Prieš paskutinį. Šašuką padarysim. Šašuką kažkokią. Skanus visai. Pavalgysim ir mes džiaugiamės, kad tokių prisidėjom iš tikrųjų. Jau eini pabaigą, liko be šitų dar vienas valgymas ir viskas. Bet labai džiaugiamės, iš tikrųjų labai daug laiko sutaupėm. Ir skanu. Ir energijos turi, viskas paskaičiuota čia, kaip sakoma. Tai nesuklydom, pasiėmė nemažai jų. O po to graušime duonelę, kai baigsis maistas. Tai va. Maistas baigsis jau greit. Rytoj. Jau rytoj nebeturėsim. Visiškai. Taip gaminamės. Sušalę. Bijom, kad tas medis nenuvirstų. Reikia stebėti šitą. Jo, įvažiavom į tokį miškelį. Šiek tiek mažesnis vėjas yra šitam miškelį. O taip, kai laukais važiuojam, tai iš viso nešioji po visą kelią su tuo dviračiu. Dabar tai tas vėjas mažesnis čia yra, aišku, miške. Tai va. Čia šelteriai žiauriai yra paslėpti ir nuo šaliuose vietose. Ką? Nenormaliuose vietos? Nu, tokiose žiauriai.
pagerėjo. 100% pėstiesiems skirtas, bet mes nežinom kaip atpažinti tos šelterius. Pusantro kilometro vedėmės tais baisiais takais, tais akmenimis. Ir žodžiu, atvykom prie šelterio, bet reikia išsiaiškinti, ar jis tuščias. Bent jau tuščias. Oh my god. Kas čia vyksta? Vakarienę kepame. Kas čia bus vakarieniai? Veganiškos dešrelės keptos ant griliaus. Ne per gerai jums? Per gerai. Po kiek čia dešrelių valgysite? Po 5 čia Po 5? gaunasi. Sakėte po 4? Nugalvojau, neužčiapiau, matyt. Po tokios dienelės atpildas. Jo, nuostabus vaizdas. Nuostabi laužavietė, nuostabus šelteris. Tikrai vietą dabar turim tai nuostabę. Jau. Tik privažiavimas biški buvo sudėtingas. Čia vieni miške esam realiai. Jos tokios žalios skirias, reikia iškepti, žinau, gerai. Dešrelės žalios. Reikia iškepti ant karščio, bet ant ugnies. Iškepti nepatinka. Kadangi mūsų futekai baigėsi, tai jau prasideda kitoks maistas. Skanaus, ponas. Ačiū. Ką čia turite? Dešrelės ant grilio. Keptas. Turite dar pomidoriukų. Mhm. Dar kažkokią duonelę. Ir duonelę. Su moliūgų stiekom ir Ir vaisiais kažkokiais. Ar skanu? Labai. Nepagalvojau kečupo. Gerai, einam valgyti. Apibendrinam šią dieną. Taruk žodį. Sunkiai kaip ir visas. Iš tikrųjų. Jo, kiekviena diena duoda savo sunkumų. Vieni dalykai būna lengviau, kiti dalykai būna nauji atsiradę. Ne. Bet dažniausiai visada vakare kažkas mus sustabdo pabaigoje.
Beveik visada. Vakar tik tai taip nebuvo. Vakar atvažiavom viskas gerai, be jokių nesklandumų vakare. O šiaip visus kartus, kada galvojam, greičiau atvarysim į šelterį, anksčiau įsikursim, kaip gerai parelaksuosim, kaip gerai bus. Sakom, šiandien vėl turėjo taip būti. Ir man pabaigoj, aš nufilmavau, matėt. Tie akmenys. Tais akmenimis vestis apie 1,5 kilometro dviračius. Buvo kančių kančia. Man didesnė kančia buvo negu visą dieną vėjas arklinis. Ką jūs norėtumėt pasakyti? Man tai vėjas buvo sunkiau, man atrodo. Nes čia trumpai, čia, Kas yra trumpai? Kiek jom 40 minučių. Tikrai. Jeigu nedaugiau. Man gaila buvo dviračių tiesiog. Ir neįmanoma kitaip, jie daužosi. Žiauriai. Bet mus eilinį kartą navigacija atveda per kitą galą. Dažniausiai atveda per kitus kelius, kur yra pėstiesiems pritaikyta, o su dviračiais nepritaikyta. Bet ši vieta daugiau ir skirta pėstiesiems, nes iš abiejų pusių panašus takas. Jo. Bet galimai iš kitos pusės šiek tiek bus geresnis. Bus tų akmenų, bet gal mažiau. Reikia tikėtis. Taip, bet šiaip vieta labai Tobula. labai graži, labai gera. Iš tikrųjų, atsibusim ryte, matysim kažkokią tvenkinį didelį su miško. Žodžiu, labai gražiai. Žiūrėkit, koks dabar vaizdas yra geriau. Bele kaip. Bastūnas grožisi vaizdu. Turim numynę iš viso Kiek aš sakiau? 874 gal? Plius minus. Per 7 dienas. Artėjim link 1000. Eina pasišildyti. Aš tai jau atsisveikinu. Eisiu miegoti. Kilimėlis pripūstas, miegmaišį sujungiu tuo ir viskas. Šiau mano akis yra sulipusios beveik, nors dar turiu gurkšniuką kavytis. Šitas ponas apsipylė kava kelnes, dabar džiovinasi. Miegojimo kelnes jo. Nebandai mane sušlapinti su tom kelnėm. Normaliai išsidžiovini. Jeigu taip. Kas čia vyksta? Džiovinu. Neužsidėk, gerai, kad šalia vanduo galėtum nerti. Tai ką jaučiu? Sakom labanakt. Taip, iš karto kelnes išsidžiovinu ir einu miegoti. Iškart niurka į miegmaišį. Gerai, bye. Labanakt.